Sveiki visi. Šiandien pakalbėsime apie sveikuosius skaičius ir kokius veiksmus galima su jais atlikti. Aišku, reikėtų šiandien išsiaiškinti, kaipgi veikia ta sveikųjų skaičių dalyba ir kurgi ją galime pritaikyti. Na, o kad tai galėtumėm atlikti, pirmiausia reikia atsiminti, kasgi dalijant yra sveikoji dalis ir liekana. O jau kai tą suprasite, galima bus pritaikyti ir praktiškai. Dabar, kalbant apie sveikuosius skaičius, tai yra šioks toks skirtumas nuo realiųjų skaičių, todėl kad čia yra dvi dalybos operacijos. Jeigu mes norime sveikąjį skaičių padalinti iš kitojo sveikojo skaičiaus ir naudosime štai šią operaciją, gausime skaičių sveikąją dalį. Jeigu dalinsime tuos pačius skaičius, bet naudosime štai šią operaciją, gausime liekaną. Pavyzdžiui, 13 dalinam iš 5. Primenu, čia yra sveikieji skaičiai, todėl gauti su kableliu mes negalime. Kiekgi yra sveikųjų penketų? Skaičiuje 13 yra 2. Jeigu tą patį 13 dalinsime iš 5 su procento ženklu, kas reiškia, kad ieškome liekanos, gausime 3. Gerai, kaipgi tai atrodo praktiškai? Sakykim taip, tuo aš įsijungsiu kokią nors storesnį. Na, labai gražiai neparašysiu, bet manau, kad viskas bus aišku. Tarkime, turime skaičių 15. Jį daliname iš 3. Tikrai šitaip esate skaičiavę. Kažkada tai dabar gal jau nebeskaičiuojate, bet manau verta atsiminti. Gerai. Dabar, kai šitaip dalinam, ką mes gaunam, kad imam 5 sveikus, čia rašome 15 ir gauname liekaną 0. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 15 padalinus iš 3 gausime 5. 15 padalinus su procentais iš 3 gausime 0. Na, čia turėtų būti kaip ir viskas aišku. Gerai, dar paimkime kokį nors kitokį skaičių. Pavyzdžiui, 9 dalinam iš 11. Kiek galime paimti sveikų? Sveikų paimti negalime, rašome 0. Na, kadangi šitie du sudauginti skaičiai duoda 0, čia rašom 9. Ką gaunam tokiu atveju? Kad 9 dalinant iš 11 sveikųjų gauname 0, o 9 dalinant su procentais iš 11 sveikųjų, tai yra nesveikųjų, o liekaną gauname 9. Aišku, kyla klausimas, kur galime tai pritaikyti praktiškai, kam kitos dalybos yra reikalingos. Gerai, sakykim tokia situacija. Turiu skaičių kokį nors 153. Kaip man reikia sužinoti paskutinį skaitmenį? Ir paskutinis skaitmuo nesvarbu, gali būti 3, gali būti 4, 7, 8, bet man reikia būtent paskutinio skaičiaus. Tokiu atveju aš dalinu su procentais iš 10 ir gausiu skaičių 3. Tai yra, kas atliko dalinant iš 10. Nes šimtai ir dešimtys iš 10 pasidalyja. Tai reiškia, šitoje vietoj trejeto nesvarbu kokį skaičių bei rašyčiau, aš įžymiu dabar x ir atsakymą gausiu x. Ir tas praktinis pritaikymas būtų toks. Jeigu aš turiu, tarkim, dviženklį skaičių a, b, dalinu iš 10, aš gausiu visada a. Tai yra, kiek bus dešimčių. Jeigu skaičių a, b, tai yra bet koks dviženklis skaičius, dalinsiu iš 10 su procento ženklu, aš visada gausiu b. Reiškia, šitos dvi dalybos leidžia man išskaidyti skaičių į atskiras dalis. Kurgi dar galima pritaikyti? Sakykime, aš turiu bet kokį skaičių, dalinu su procentų ženklu iš 2 ir sakau, kad tai yra lygu 0. Koksgi tas skaičius x gali būti?
Ogi toks skaičius, kuris iš 2 pasidalyja be liekanos. Tai yra lyginis skaičius. Jeigu aš skaičių su procentų ženklu dalinsiu iš 2 ir sakysiu, kad tai yra vienetas, reiškia x privalo būti kažkoks tai nelyginis skaičius. Na ir aišku, tokį dalyką galima pritaikyti ne tik dvejetui, bet galime ir kitiems, pavyzdžiui, rasti 3 kartotinį, 4 kartotinį, pavyzdžiui, kaip rasti skaičius, ar yra 3 kartotinis. Tarkim, jeigu aš 9 dalinu su procentais iš 3, gaunu 0. O jeigu 8 su procentais iš 3, gausiu 2. Tai reiškia, aš galiu nustatyti, kad 9 yra skaičiaus trejetas kartotinis, nes pasidalyja be liekanos. Gerai, grįžtame prie skaidrių. Dabar beskaičiuojant yra toks įdomus dalykas, kad jeigu aš sveikąjį skaičių sudėsiu, atimsiu, dauginsiu, dalinsiu vienaip ar kitaip su kitu sveikuoju skaičiumi, aš gausiu sveikąjį skaičių kaip atsakymą. Bet jeigu mano veiksmuose pasitaikys realusis skaičius, atsakymas automatiškai virsta realiuoju skaičiumi. Tik su realiaisiais skaičiais negalima pritaikyti dalybos su procentais, tai yra rasti sveikosios dalies. Liekana veikia paprastai, tai yra neliekana, atsiprašau, dalyba veikia paprastai, kaip tarkim 5 dalinam iš 2 ir gaunam 2,5. Na, o kaip spręsti ir pritaikyti tai uždaviniams, aš padarysiu atskirą video.